Didžiausi šių dienų emancipacijos trūkumai – tai dirbtinis susikaustimas ir menkaverčio padorimo siekis. Dėl jų moters sieloje atsiranda mėgautis gyvenimu trukdanti tuštuma. Kartą pasakiau, kad naujai moteriai senamadiška motina ir namų šeimininkė, kurios rūpinasi mažylių laimę bei mylimais artimaisiais, yra artimesnė nei tariamai emancipuota sesuo. Emancipacijos pasiekėjos suskubo paskelbti mane laužo nusipelniusią eretikę. Dėl aklo uolumo jos neperpanta, kad lygindama seną ir naują, tik norėjau įrodyti, jog dauguma mūsų močiučių buvo gyvesnės, linksmesnės, sąmojingesnės ir tikrai paprastesnės, geraširdiškesnės ir netokios susikauščios kaip galybė mūsų emancipuotų išsilavinusių moterų, užtvindžiusių universitetus, mokslo šventovės raštinės. Gal reikėtų pradėti nuo to, kad jinai gimė Kaune, Vilijampolėje, vietovėje, kuri tuo metu buvo ganėtinai tirštai apgyvendinta žydų tautybės asmenų. Tiesa, Lietuvoje, ir vėlgi aš čia su kabutėm tam tikrom namų Lietuvos tada dar nebuvo, Kaune jinai gyveno ganėtinai trumpai, maždaug 6 metus. Ir maždaug būdama 13 metų jinai jau buvo gyvenusi ir Karaliaučiuje, ir Peterburge, ir dabartinėje Latvijoje. Jo šeima nuolat migravo, šeima buvo priversta migruoti tiek dėl finansinių aplinkybių, nes tenai nebuvo labai jos sklandžios, tiek dėl to, kad tuo metu visame šitame regione išties augo diskriminacija žydų tautybės asmenim ir tam tikrą prasme ta migracija buvo sąlygota tos atmosferos. Emma Goldman gimė Lietuvoje, bet išgarsėjo kaip anarchistė Amerikoje. Jinai tenai atsirado būdama 16 metų, visiškai nemokėjo anglų kalbos, bet jie išgelbėjo tai, kad jinai kalbėjo jidiš ir vokiečių kalbomis. Ir tai išties buvo tarsi raktas jai tam tikrą prasme į anarchistų bendruomenę. Nežinau, ar galima sakyti, gal anarchistų ratus daugiau, nes jų buvo labai daug ir įvairių, ir apie tai šiek tiek pasakos Lara Lambert. Ir jos jidiš ir vokiečių kalbos žinios padėjo tuo, kad jinai tiesiog turėjo kalbėti masiai imigrantų, kurie nemokėjo anglų kalbos, bet kuriem buvo įdomu anarchizmo filosofija, kairioji politinė mintis. Tai jinai tam tikrą prasme tapo tarsi tokiu kanalu. Tai yra daug tokių niuansų, kurie tarsi atrodo, kad moteris buvo tarp eilučių, jos buvo garsių anarchistų meilužės. Ir aš manau, kad reikėtų šitą diskursą šiek tiek pakoreguoti, pakreipti kitą kryptimį ir išties pažiūrėti, kuo tos moteris buvo unikalios, kuo jų mąstymas buvo labai platus daugeliu prasmių. Ir ypač Emos Goldman, nes jinai rašė ir apie kalinių teisės. Goldman nuspėjo, kad feministės susipjaus dėl klasinių skirtumų, kad turtingos ir biednesnės moteris ne taip jau lengvai gali viena kitą vadinti seserėmis. Apie tai jinai rašė 20 amžiaus pradžioj, prieš antrąją feminizmo bangą, prieš 70-uosius ir 80-uosius. Prieš tai, kai prasidėjo seksualinė revoliucija, Emma Goldman tikėjo, kad socialiniai pokyčiai neatskiriami nuo seksualinės revoliucijos, nuo to, kad žmonės turi teisę mylėti tuos, kurie jie nori mylėti, pasirinkti savo seksualinį gyvenimo būdą, jeigu jie nori. Ir apie tai jinai kalbėjo žymiai anksčiau, negu kad daugelis vėliau 70-aisiais ir ne tik kalbėjo, jinai gyveno. Ir aš, kaip sakiau, buvo ganėtinai sunku kartais pačiai suderinti tą filosofiją su jos gyvenimu. Dėl ko kartais sunku mums Emma Goldman suprasti ją kaip lietuvę, jos lietuvišką kilmę, būtent dėl to, kad jinai yra žydė, kad apskritai Lietuvoje rašant istoriją dažnai žydai yra ištraukiami iš tos istorijos, bendros Lietuvos istorijos, jų istorija yra rašoma atskirai ir neįtin dažnai žydai ir žydų istorija yra suprantama kaip integrali ir visiškai mūsų bendros Lietuvos istorijos dalis. Taip kad manau, kad Emos Goldman išleidimas tekstų lietuvių kalba šiek tiek galbūt aplaužia tą tokią nusistovėjusią tradiciją, kad žydai savo, lietuviai savo. Ne, iš tiesų nebuvo taip, visada žydai buvo kartu, visada jie veikė kartu ir kalbant apie
būtent 19 amžiaus antrąją pusę, 20 amžiaus pradžią, tai iš tiesų žydų vaidmuo Lietuvos istorijoje buvo milžiniškas. Nes kitas aspektas, kuo yra svarbi šita knyga, kad iki šiol dar nėra Lietuva atsikračiusi tos tokios, kaip aš vadinu, raudonųjų baimės, ta prasme, tokio red scare, kaip buvo Jungtinėse Amerikos valstijose 20 amžiuje. Kaip ir iki šiol mes dėl savo istorinės patirties šiek tiek bijome apskritai bet kokio kairumo ir labai dažnai tiek viešoje erdvėje ir netgi tarp mokslinių darbų pasitaiko to tokio tradicinio tapatinimo, čia jeigu jau kairė, tai vadinasi komunistas. Taip, ir lygiai taip pat sovietmečiu rašomuose istoriniuose tekstuose tie patys kairieji radikalai, tas pats Kazys Boruta, kuris šokinėjo savo ideologiją nuo ateitininkų iki socialistų revoliucionierių, šiek tiek iki anarchistų ir visur aplinkui laviravo tokių idėjų. Vėlgi apie jį yra rašoma, kad jisai ieškojo tikrojo kelio, aišku, tikslas to kelio gale be abejo komunizmas ir taip toliau. Ir iš esmės toks rašymo būdas nepasikeitė, vis dar bijom pažvelgti į tą politinę kairę ar kairėje mintį kaip į daug platesnį dalyką, kaip į platesnį objektą, kad nebuvo visi tik tais komunistai. Arba tie, kurie buvo kairieji, jie nebūtinai ėjo į komunizmą. Taigi, žinoma, nuo 19 amžiaus pabaigos iš rytų Europos, tame tarpe iš Lietuvos, keliomis bangomis laukia iš tikrųjų ekonominių emigrantų didžiulės masės, ne tik, akivaizdu, kad ne tik žydų, taip pat ir lietuvių iš kitų kraštų, šitų imigrantų, bet žydų buvo tarp jų labai daug, nes vis tik tai dauguma tokių istorijų, kur aš minėjau dabar, jos buvo susijusios, kaip ir bent jau žmonės įsivaizdavo, kad kodėl čia tokia goldenė medinė, ta auksinė šalis, nes ten viskas pasibaigs. Visą tai, ką žydai patyrė, kaip ekonomiškai prispausti ir kaip dėl kitų diskriminacijos rūšių, ten viskas pasibaigs ir toks individualus arba šeimų kelias už socialinę, kaip ir socialinės padėties ir ekonominės padėties pakeitimą, lyg ten ir turėjo baigtis. Jau kitas dalykas, kokia buvo kita realybė, kokia buvo tikra realybė, net ir tiems, kuriems pavyko praeiti šitą patikrinimą, nemažai ir žuvo kelyje, ir ten bandyti įsikurti. Kokios čia buvo kančios, apie tai rašo ir Goldman pati, ir šitos knygos pratarmės autorius Ipolitas Havelas, kuris, va čia iš jo pratarmės ir pacituoju, sarkastiškai, net neironiškai, bet sarkastiškai rašo: Amerika, vergų svajonė, prislėgtųjų pažadėtų į žemę. Tikslas tų, kurie ilgisi progreso. Ir čia, jeigu Lazarus panašius žodžius vartoja labai idealistiškai ir labai nuoširdžiai, tai ir jie kaip ir tampa simboliumi, tai jau Havelas, kuris yra anarchistų ratų aktyvus atstovas, ir 10 metais rašo šitą pratarmę Goldman esė rinktinį, jis visiškai ką kitą turi omeny. Bet kalbant apie kitas paskatas, kita motyvacija, buvo ir kita motyvacija. Nes iš tikrųjų tarp emigrantų buvo tų tikrų idealistų ir tų revoliucionierių arba, jeigu net ne revoliucionierių, tokių profesionalių, bent jau, ir čia aš nesutikčiau su Havelu, kuris rašo, kad į Ameriką atkeliavo žmonės, kuriems buvo nepažįstamos šiuolaikinės, modernios to laiko politinės idėjos, tokios kaip anarchizmas ir socializmas. Čia sutikti tiesiog negalime, nes čia tiesiog netiesa. Socialistų labai daug, būtent tarp žydų imigrantų, buvo tarp tų atkeliavusių. Dar vienas dalykas, labai paprastas ir seniai ištirtas politikos ir ekonomikos istorikais, tai kad pats vargingas būdas gyvenimo pirmame etape padarė iš daugelio politiškai ar bent socialiai aktyvių žmonių. Ir tai buvo Rusijoje, tą patį poveikį turėjo ir Rusijoje, ta priespauda, ta imperinė priespauda. Kitas dalykas, kad daugelis iš jų, kurie jau Rusijoje pradėjo tam tikras kovas, kurios išėjo iš individualumo ribų, jų daugelis tikėjo, kad Amerikoje bus galima arba įgyvendinti geriau savo idealus,
arba už jas laisviau kovoti, nes atseit ten yra žodžių laisvė ir ten atseit yra senoji demokratija. Šiaip pagal laiką buvo senesnė demokratija negu kraštuose, iš kurių jie atvykdavo, bet žinoma ir jų realybė buvo visiškai kitokia, apie tai aš daug. Visuotinai sutinkama, kad moteris auginama kaip seksualinė prekė, bet jai neleidžiama sužinoti apie seksą ir jo svarbą. Slepiama viskas, kas susijęs su šia tema, o aklina tamsą apšviesti bei stengiančius asmenys persekioja ir įkalina. Nuo seno priimta manyti, kad berniukui atsiliepti į gamtos šauksmą yra savaime suprantama. Kitaip sakant, vos kyla seksualinis geismas, jis gali savo alkį patenkinti. Tačiau mūsų moralės sargai baisisi vien pagalvoja, kad gali pasireikšti mergaitės seksualinis geismas. Moralės sargui prostitucija rūpi ne todėl, kad moteris parduoda savo kūną, o todėl, kad ji parsiduoda už santuokos ribų. Tai nėra vien žodžiai, nes tuoktis dėl pinigų visiškai priimtina. Ta leidžia įstatymas, o visuomenė tai palaimina. Tačiau bet kokia kitokia sąjunga tarp žmonių yra pasmerkiama ir nepripažįstama. Dar vienas dalykas, labai paprastas ir seniai ištirtas politikos ir ekonomikos istorikais, tai kad pats vargingas būdas gyvenimo pirmame etape padarė iš daugelio politiškai arba socialiai aktyvių žmonių. Ir tai buvo Rusijoje, tą patį poveikį turėjo ir Rusijoje, ta priespauda, ta imperinė priespauda. Kitas dalykas, kad daugelis iš jų, kurie jau Rusijoje pradėjo tam tikras kovas, kurios išėjo iš individualumo ribų, jų daugelis tikėjo, kad Amerikoje bus galima arba įgyvendinti geriau savo idealus, arba už jas laisviau kovoti, nes atseit ten yra žodžių laisvė ir ten atseit yra senoji demokratija. Šiaip pagal laiką buvo senesnė demokratija negu kraštuose, iš kurių jie atvykdavo, bet žinoma ir jų realybė buvo visiškai kitokia, apie tai aš daug nekalbėsiu, nes ir pačioje knygoje apie tai labai daug jį tam skirta ta knyga. Bet svarbu, kad tie, kurie jau buvo politiškai aktyvus, kiek tai politiškai aktyvus, vis tik tai rado dirbą Amerikoje tęsti savo šitą aktyvumą ir tas aktyvumas didėjo, vėlgi apie tai yra labai daug istorijų, kad jeigu, pavyzdžiui, išvažiuodavo ne visa šeima, o tas vienas šeimos narys, kuris svajojo paskui apsijungti su savo šeima, šitie apsijungimai dažnai neįvykdavo dėl paprastos priežasties, kad išvažiuodavo žmogus arba žmonės iš patriarchalinės žydų aplinkos, tikinčios, tokios religingos, tokios nuolankios ir visa kita. Tuo tarpu ten jie labai greitai radikalėjo, daugelis, ypatingai jauni žmonės. Ir daug jaunų žmonių kaip tik ir išvažiuodavo tam, kad jiems būtų lengviau tenai užsidirbti pinigų, kad iškviestų savo, tarkime, pagyvenusius tėvus, ne su tėvais išvažiuodavo. Tuo tarpu, kai su tėvais jiems atsirasdavo tokia greitai labai praraja, ir dėl jų pažiūrų, ir dėl jų absoliutaus, tokio, galim sakyti, absoliutaus modernėjimo, nes būtent politinis aktyvumas jiem leido modernėti labai milžiniškų tempų ir jie jau nebebuvo tos bendruomenės dalis, iš kurios išvažiavo. Ypač tai pasakytina dėl moterų, dėl žydų moterų. Nes čia reikia pripažinti, kad jeigu žydų padėtis rytų Europoje šiaip nebuvo pavydėtina, tai moterų priespauda patiriama buvo didesnė, nes moterų likimas iš viso nebuvo apsprendžiamas. Tarkime, vyras dar, kad ir būdamas tradicinės bendruomenės, ar ne per ilgai? Ar įdomu? Vyras net ir būdamas tradicinės bendruomenės narių, jis vis tiek turėjo tam tikrų pasirinkimų. Jis galėjo rinktis tarp mokymosi, ten tolesnio religinio arba darbo, arba kokio. Jis ir nors visa šita bendruomenė, kaip ir visa, reikia pažymėti, rytų Europos bendruomenė, ne tik tai žydų, visų tų valstybių buvo be galo varginga, vis tik tai socialinio mobilumo ir socialinio judėjimo toje pačioje bendruomenėje galimybės vyrų buvo nepalyginamai didesni. Tuo tarpu, kai moteris, net ir XIX amžiaus pradžioje, o kai kuriuose atvejuose net ir iki holokausto Lietuvoje, pavyzdžiui, santuoka buvo sudaroma per susitarimą tėvų, visiškai jauniems žmonėms vieną kitą nematant, bet vėlgi šioje vietoje, jeigu berniukų dar buvo atsiklausoma, tai merginos visiškai ne. Ir, pavyzdžiui, tokia ryški detalė, kad, pavyzdžiui, sprendžiant, ar tinka jaunikis ar ne,
šeimos iš ko spręsdavo. Ne iš materialaus šeimos statuso, nors tai niekada nepamaišytų. Bet jaunikiui buvo svarbu turėti apsišvietusio, žinoma, religinė prasme, talmudistinė prasme, žmogaus reputaciją. Ta prasme, jis galėjo būti iš viso neturėti, nes Katiko mergino šeima buvo pasiryžusi aukoti ekonominį tenai indėlį ir praeitį tam, kad įgyti prestižą, šeima įgydavo prestižą merginos per to jauniko apsišvietimą talmudistinį. Tai yra tokia sistema, kuri yra gera savo rėmose, bet jinai visiškai nustodavo veikti, nebyrėjo tiems jauniems žmonėms, išvažiuojant į Ameriką. Dar vienas toks gal paradoksalus, o gal ir nelabai dalykas. Jaunųjų talmudistų irgi išvažiuodavo nemažai ir labai greitai jie iš viso skiriasi ne tik tai su talmudiniu mokymu, bet ir su išoriniais tradicinės bendruomenės atstovo požymiais, tokiais kaip galvos dengimas, ten barzdos skutimas ir visa kita. Nes iš tikrųjų būtent jų protas, kuris buvo toks treniruotas protas tuose ješivose ir tuose studijose, kurios nėra lengvos, labai greitai apčiopdavo tas naujas idėjas, įsisavindavo ir būtent jie dažnai būdavo katalizatoriai to, kad, na, galima sakyti, iš vienos pusės šeimos tragedijų, bet kita vertus, jie įsiliedavo ir tokie atvejai užfiksuoti ne vienas ir ne 10. Jie įsiliedavo į pačius radikaliausius tos revoliucinius judėjimus. So, she was arrested several times, as you probably know. She was arrested for, let's see, famous arrests. She was arrested for distributing birth control. She was arrested for various protests, and she was arrested for lecturing, and eventually she was arrested for violating. She went to a state where there was a warrant for her arrest because she'd been there, and then she went back. So her rap sheet, which you can see her criminal record at the Library of Congress has these materials, is really, really long. But as you probably know, in the United States, you know, one state does not necessarily know what the other state is doing. And so she would get arrested in one state, but the warrant would not necessarily go to another state. And so she would just ride the train to a different place and start from scratch. Well, eventually, once they put her in jail for 2 years for protesting the draft law, the federal wheels turned, and the immigration caught up with her and realized that she's been arrested 5 times. And you really cannot stay in the United States if you're an immigrant. And you've been arrested 5 times. At least, you know, there was still a tentative status. And back in the day, it was possible, you know, now really it's still true. If you're a permanent resident, you can be deported. And that was the kind of status that she had. So they finally caught up with her and were like, you know what? She can actually be deported. So they put her on the boat back to Russia. I want to comment on this narrative of Jewish immigration that has been laid out for us in very great detail and with great expertise. What also happened was it was difficult for women, it was more difficult for women, as you heard, to reject these roles, because they all also women are more socialized to not create conflict. Women don't want argument. It's harder for them to reject their parents and what they've been raised with. So what happened to women, specifically Jewish women of middle and upper class that emigrated, was that they sort of wanted to do something, but they didn't want to be socially unacceptable. They still wanted to, you know, be okay with their parents and their husbands and whoever else. And so there was a very curious shift where they would start on the right with this very traditional religious upbringing. And they would look at that, and then they would look at the situation where they were living, with capitalist oppression and women's right oppression and all this kind of stuff. And they would just say, you know what, this is morally unacceptable. And that was a way of saying for them, I'm not saying, you know, they would say the condition of prostitutes is morally unacceptable. That doesn't mean that, you know, I'm with them, but it means I am an ethical person. Values and my upbringing compel me to say this is wrong. Yeah. And so they would start from the right, sort of do this maneuver, and come out on the left.
and then start publishing leaflets and distributing them and all this kind of stuff. And that tradition would be carried out into the second wave feminism and into the third wave feminism, and we're still arguing about it.